Sveiki gyvi. Artėjančio Lietuvos šimtmečio proga mes su gerbiamu profesorium Radzevičium norėtume padėkoti daugybei Lietuvos bendruomenių, kurios mus sutiko ir kurias mes matėme keliaudami po pasaulį per pastarąjį dešimtmetį. Faktas kaip blynas, pasaulyje visur surasi svogūną, sutiksi žvirblį bei lietuvį. Visų pirma, mes norime paminėti Taškento lietuvių bendruomenę. Tai buvo pirmoji bendruomenė, kuri mus pasitiko keliaujant Šilko keliu prieš 10 metų ir tai buvo nuostabus sutikimas. Ypač smagu prisiminti ir Sidnėjaus lietuvių bendruomenę, su kuriais mes susitikome Sidnėjaus įlankoje. Tai buvo puikus vakaras su daug besišypsančių veidų. Ir žinoma, negalime nepaminėti Čikagos lietuvių bendruomenės. Jūs nuostabus, mes jūsų pasilgstame ir būtinai grįšime dar kartą atgal. Sveikinimai ir linkėjimai. Artėjančio Lietuvos šimtmečio proga norėčiau padėkoti Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomeniai. Pati, kai tenai gyvenau, būtent toje bendruomenėje sutikau daug labai įdomių ir Lietuvai atsidavusių žmonių, kurie, būrėsi kartu ir telkė lietuvius vieną prie kito. Ir manau, kad ta veikla yra tikrai labai svarbi ir Lietuvai, ir tiem žmonėm, kurie gyvena ne Lietuvoje, būtent Didžiojoje Britanijoje. Tai ačiū Jums už Jūsų veiklą ir toliau išlaikykite tą entuziazmą ir meilę Lietuvai. Mano ačiū pasaulio lietuvių bendruomenėms, kuriuoms ką tik skaičiau ištisą ciklą paskaitų nuo Romos per Oslą iki Kanados prie Aliaskos Kalgario. Ir štai konkretų žmonėsgi yra Romos Nerija ir Elzė, Milano Kotryna, o Kalgarį Mindaugas Grabauskas, Grabmindė, kaip ten jis trumpinasi dabar. Ačiū, mylėjai visi lietuviai, kurie jauni, gyvi, sveiki, mylit Lietuvą ir jos idėją. Šią atvirutę aš norėčiau padėkoti JAV lietuviams, o jeigu taip truputį taikliau, JAV lietuvių bendruomenėms, o jeigu dar taikliau, norėčiau padėkoti Filadelfijos JAV lietuvių bendruomeniai už tai, kad leido man patirti lietuvybę, kai aš buvau labai jaunas ir nebuvau dar buvęs Lietuvoje. Man buvo labai smagu kartu su jais vaikystėje patirti, ką jiem reiškia būti lietuviais. Aš prisimenu netgi ne vieną kartą piketavom prie Baltųjų rūmų, kad tik tai JAV valdžia nepamirštų, kad mūsų šalis yra okupuota ir kad mūsų bendrataučiai čia išgyvena nekokius laikus. Aš jiem esu dėkingi už tai, kad man davė tą pajausti, patirti ir už tai aš jiems siunčiu šitą atvirutę. Ačiū Jums.